Treneri, su puikia savaitė, dvi stiprios komandos Žemaitijos, Mažeikiuose pergalė sunki, šiandien, nežinau, tikėtai, netikėtai, bet lengva atrodo. Kaip dar šiek tiek, jeigu grįžtant į Mažeikius, tos rungtynės ir bendrai savaitė? Tai grįžtant į Mažeikius, tai tikrai buvo labai sunkios rungtynės. Iš tikrųjų tai panašiai ir tikėjomės, Mažeikiai daug keitėsi, daug dvigubino, kam ir ruošiamės. Bet labai trūko mums, sakyčiau, Mažeikiuose kantrybės. Apsiginam kokias 20 sekundžių, per 4 sugebam padaryti ar tai pražangą bonuse, ar prasileisti stiprią ranką ir su tuo strigom visas rungtynės. O rungtynėse šituose su Telšiais, tai čia jie neturėjo pagrindinių tų žmonių, tai normalu, kad čia ne jų tas tikras veidas, bet labai smagu, kad mes rimtai pažiūrėjome tai, neatėjom atsipalaidavę ir tą parodo rezultatas. Minėjo tas pražangas, tai čia toks mažas gal šaukštas į tą deguto, kad tos buvo pora pražangų, ten likus 1,5 sekundės iki kėlinių pabaigos, čia turbūt, nežinau, jeigu ieškoti negatyvo, tai vienintelis gal šiandien. Tikrai stringam su šito, tikrai stringam. Pražangas, kai turim bonusą pasidarom, kai neturim nepasidarom, tai turim tvarkyti šitus dalykus, nes einant sezonui į priekį visi gerins tą žaidimą ir tos detalės bus dar svarbesnės. Akivaizdu buvo vieni iš sudėtį Telšių pažiūrėjus, kad ten centimetrų nėra labai daug, Balčiūnas vienas tas tikras vidurio puolėjas ir tai centimetrais nusileidžia, bet neatrodė, kad akcentas būtent žaisti per mūsų aukštus žmonės. Ten pradžioje turbūt gal 3 tritaškiais pradėjom rungtynės. Tai vėl prisitaikai, ką ginasi ir varžovai. Iš tikrųjų, tai žaidėm savo, nebuvo, kad tik tais būtinai laužti per ten 5 pozicijos žmonės. Turim, kaip sakyt, stiprią sudėtį, galintis yra daug žaidėjų, turintis įvairias tas stiprybės. Tai irgi nenorėjom vienpusiškai žaisti, kad tik tais per didelius žmonės, bet sakau, bandėm žaisti savo žaidimą. Ir vis tik ten, kur esminis buvo, kad po krepšiu tas dominavimas, nes tokio skirtumo kamuolių po lenta, aš jau nežinau, kur ir kada teko matyti. Tai taip, tai aišku, kadangi jie neturi tų didelių žmonių, tai ir tie skaičiai po lenta skiriasi, bet sakau, pagrindinis akcentas buvo energija, visas 40 minučių, neatsipalaiduot, žaisti intensyviai, kadangi jų, kaip sakyt, sudėtis šiai dienai nėra gili, tai smagu, kad tą pavyko įgyvendinti. Perkalbėta apie ten Marijaus ir Aurelijaus išvykas, atrodė, kad kartais, kai jie grįžta, gal net kažkiek išsiderina komanda, kai jie būdavo. Dabar atrodė, kad jau komanda suradusi savo vėžes, jau jie visi puikiai veikia, visas kolektyvas. Yra toks įspūdis ar klaidingas įspūdis? Tai aišku, kaip iš pat pradžių jie grįždavo, nebuvo taip, kad susirenkam ir žaidžiam kartu, lyg būtume sportavę. Tai nėra taip paprasta, bet dabar po biškį įeinam į tą ritmą. Aišku, kitą savaitę vėl žaisim nepilna sudėtim, bet sakau, jau šiek tiek tas vaizdas aikštelėje vis gerėja. Paisant to, kad jų nėra nerimo, kad jų nebus dabar vėl kaip reikės čia, nes jau buvo, atrodo, suradę tą receptą, ten Matas irgi po krepšiu tvarkydavosi, kai nebūdavo Aurelijaus. Nerimo yra ar su jais, ar be jų, kiekvienas rungtynės, nežinai kaip bus, bet nieko, kiti pasislinks, kaip sakyt, turės didesnės rolės ir tikiuosi, kad jas užpildys.